Labas, mano vardas Greta. Aš esu moterų nacionalinės rinktinės žaidėja. Šiandien norėsiu Jums pristatyti iššūkį, kaip stabdyti skrendantį kamuolį. Taigi pirmas lygis. Turime žinoti, su kuria pėdos dalimi stabdysime skriejantį kamuolį. Tai pirmasis dalykas mokantis šio iššūkio, tai yra žinoti, kuria kojos vieta tinkamai turime sustabdyti kamuolį. Kaip ir riedantį ant žemės kamuolį, tai ir ore skrendantį kamuolį mes turime stabdyti arba vidinę pėdos dalimi, arba kelti. Taigi antras lygis, treniruojamės atlikti šį įgūdį išmesdami kamuolį iš rankų. Pirmiausia, kad būtų lengviau, pasitreniravimui galite kamuolį išsimesti iš rankų ir stabdyti į pėdą. Stengiame sustabdyti, kad jisai kuo mažiau šokinėtų ir prisiglaustų prie žemės. Taip pat ir keltimi, išsimetam kamuolį ir sustabdome, kad kamuolys nukristų tiesiai mums po kojomis. Nepamirškite šio įgūdžio kartoti abiejomis, tiek kairę, tiek dešinę kojomis. Trečias lygis. Iššūkis. Šiam iššūkiui atlikti galite pasikviesti draugą ar šeimos narį, arba galite panaudoti bet kokį paviršių, nuo kurio atšoka mestas kamuolys. Stabdote kamuolį vidinę pėdos dalimi arba išorinę pėdos dalimi ir tą pakartojate daug kartų, kol ims jums gautis. Primenu, kamuolys turi sustoti prie jūsų, tai reikš, kad tinkamai sustabdote kamuolį ir išmokote šio įgūdžio. Taigi, sėkmės šiame iššūkyje ir susitiksime kitose.